Vybučiai ten nedas. Hare Krišna, esu po prasado. Labai geras charakteris, klauskit, ką nori. Kas jūs esate, Vybučiai ten nedas? Nu, aš stengiausi būti Krišnos tarnas. O, Noriu būti. norit būti. Tai čia jūsų toks jūsų gyvenimo tikslas. Jo, mano Krišnos tarno nori būti. Jo, ta prasme, nu, tikslas yra grįžti atgal namo pas Dievą, iš tiesų. Aha. Toks tikslas. Kad labai, šiaip man iškart susidaro įspūdis, kad labai nenaudinga ta padėtis toje. Tarno. Jis vertina taip save, ar jums nesiseka gyvenimas kažkaip, tai kodėl jūs čia toks norit būti tarno, kas čia dabar su jumis atsitiko? Galim paimti kokį pavyzdį, ne, tarkim, mama ir vaikas. Nu? Ar ne? Žiūrėkit, jeigu vaikas, kūdikis, sakykim, sveikas, daug gerai valgo, mama laiminga. Tai yra, taip sakant, yra milijoninė va to skonio, dvasinio pasaulio, tarnystės skonio. Mamos ir vaiko santykis, ar ne? Patenkinant kitą, gauni pasitenkinimą, taip sakant, 1000 kart didesnį. Taip kad dvasiniam pasaulyje visi stengiasi užimti tarno padėtį. Yra nektariškiausia padėtis. Tarno padėtį. Tai siekta papulti atsargiai. Ir maža tos, tarno padėtį. Tarno padėtį. Nuskamba man fantasmagoriškai. Nu ir, ta prasme, mokomės čia tais. Kitas dalykas, kaip sekasi, čia jau... O ką reiškia būti tarno? Kaip jūs suprantate? Jeigu tai jūsų tikslas, tai vadinasi, jūs turite žinot, kaip tai pasiekti. Tokiu būdu jūs bandot pasiekti tokią padėtį. Jo, iš tiesų, kaip sakant, yra tikslas patenkinti Krišną, patenkinti mokytoją, patenkinti paramparą, patenkinti vaišnavus. Ir kaip jūs juos patenkinat? Nu, reikia, ką nori, ta prasme. Bet vaišnavas jeigu kažką tai nori. Ir reikia dėl jo padaryti. Galų gale, nu, pats, pavyzdžiui, elementariausias, nu, bent reikia nusišypsoti. Reikia geranoriškai žiūrėti į žmogų. Nes, nu, sakykime, mes visi turim kažkokių teigiamų savybių, turim kažkokių nelabai teigiamų. Nu, reikia matyti pozityvą. Žiūrėkit, vat mokytojas, ar ne, priima mokinį, Dieve brangus, ar ne? Visi stengiasi tam pozityvą matyti tau. Žiežirbėliai, jisai pučia. Žiūrėkit, išpučia, ar ne? Kokie. Na va, ir mums reikia mokintis. Kaip Prabhupada sakė, kad mes visi turim būti dvasiniai mokytojai. Jis taip norėjo. Ta prasme, kad tiek apsivalyti širdis. Bet tai kažkaip biškai nesusiderina, sakot, jūs norit būti tarnas ir dabar sakot, norit būti mokytojas. Tai kaip čia taip dabar? Tai mokytojas yra vienas iš didžiausių tarnų. Nu kaip čia taip? Taigi visi ten jam dovanas dovanoja, ten bilietus jam pirka į lėktuvą, ten. A jums, sakykim, teko matyti, kaip po iniciacijos, kaip atrodo mokytojas? O kas tai iniciacija? Nu, kada išventinimas, taip sakant, pasižada mokinys sekti kažkokiais principais, ar ne, dvasinio kelio, ir mokytojas pasižada, nu, globoti, ar ne? Ir jisai pasižadėdamas globoti, Guru Maharaj. Jisai priima, nu, dalį tos karmos, prabūdžiai. Čia jūsų mokinys turbūt buvo. Balbiesas. Čia mano dvasinis brolis. Aš iš jo mokausi, aš iš jo viską mokausi. Aš nestengiausi vaikščiot, kaip jisai šokti, kaip jisai valgyti, kaip jisai... Aišku, man nesiseka, bet aš su laiku išmoksiu. Ačiū labai, tai aš jo tada paklausiu porą. Kur išbėgat? Pabėgant. Ačiū labai, Vybučiai, Tane Prabhu. Hare Krišna, va dar man halavos dar biskidėjo, žinai, kelionės. Kas ta halava yra? Halava tai yra keptos mano kruopos, ant sviesto keptos, svarbiausia jos yra pasiūlytos Krišnai. Mano kruopos keptos ant sviesto ir pasiūlytos Krišnai. Jo, pasiūlytos. Tai skanu. Vienu žodžiu, tą skonį sudaro du aspektai. Tai produktai, ar ne, iš kurių yra pagaminta. Ir kitas aspektas, tai pasiūlyta, jeigu pas aukščiausias Dievo asmuo paragavo, įsivaizduokit, ragauja jo lūpų nektarą. Oho. Čia yra
Vat matot, aš apsvaigęs esu, kodėl? Pagalvokit. Dėl to, kad prasado valgyt. Prasadas yra, žinau, kaip paslapčia kažkur išėję, ten taurelį kokią padaro. Taurelę? Tai va čia taurelė. Nesako, pavyzdžiui, kai kurie pasauliečiai, jie, žinai, jie pritremti, iš kur toksai džiaugsmingumas, jie galvoja, kad ten kokių narkotikų kažką ten pribarstyta, jie tikrina specialiai. Nes, sakykime, materialiam pasaulyje toks džiaugsmingumas yra labai retas dalykas. Tai jis dabar toks džiaugsmingas dėl to, kad tų keptų kruopų pavalgėt? Nes svarbiausia, kad su baktais dainavau kokias 6 valandas, ar ne? Prieš dievybės. Sakant, tai yra didžiausia vertybė bendravimas su vaišnavais. Tie, kurie eina tuo keliu. Visur yra bendraminčiai, ar ne? Sakykime, žiūrėk, kokie šunų mylėtojai. Jie renkasi į šunų mylėtojų vakarėlius, kokie pavalgyti mylėtojai, žinai, pavalgymo vakarėlius ar ne, tokio laisvesnio gyvenimo žmonės. Jie renkasi į vakarėlius laisvesnio gyvenimo. O mes tie, kurie nori statyti ryšį su Dievu, mes renkamės į vakarėlius ir užsiimam tą praktiką, dainuojam Hare Krishna, Dievo vardus. Tai taip nektariška. Norėtųsi, kad kiti paragautų to skonį. Sakykit, kas yra siela? Siela? Siela tai esam mes. Nes kūnas, grubus kūnas, mėsa kaulai ir subtilus kūnas, ar ne, mūsų protas, intelektas, tai yra mašina, mechanizmas, jis yra sudėtingas mechanizmas. Ir tame mechanizme sėdim mes, aš, siela. Sakoma, yra 10 tūkstantoji plauko galiuko dėl. Atsiprašau, tokį nekuklų klausimą. Jūs apie tai perskaitėt, ar jūs patyrėt? Ne, kol kas aš tik perskaičiau. Nors, pažinau, kai kurio atveju už tas turėjau patirtį. Jie papasakosiu, gerai? Ta prasme, aš taip sirgau. Labai ilgai laikėsi temperatūra, man 2 savaitės, neaukšta. Ir buvo, kosulys, tas kankinasi kūnas. Buvo sunku. Ir aš pagalvojau, bet tai ašgi nesu šis kūnas. Ta prasme, koščių ne aš. Kūnas kosti, kūnas kenčia. Ir man taip lengviau pasidarė. Paprasčiausiai nuo tos sampratos, ar ne? Vien nuo minties. Jo, o galų galę, sakykime, mūsų dvasinė praktika ir yra pirmiausia paremta tuo, kad mes kartojam Hare Krishna mantrą, ne? Ir jinai, taip sakant, deprogramuoja. Mūsų programa yra aš esu šis kūnas, aš besitenkinantis, o čia sakai Krishna, užimk mane tarnystę. Ta prasme, aš esu tarno pozicijoje, aš esu, mano padėtis tave patenkinti, ne save pasitenkinti. Ir automatiškai, keičiasi pasaulėžiūra, netgi tie dalykai, sakykime, kurie kabina negyvenime žmogų, kažkas ten tave kažkaip pavadino ar ne. Neužsikauni, nes matai, kad šneka apie tavo kūną, apie tai, kas tu nesi. Čia tokia filosofija gal sunku suprasti, bet praktiškai. Ačiū. Ačiū už jūsų kantrybę. O kas jūs pagal profesiją esat? Pagal ką? Pagal profesiją. Muzikantas. Muzikantas? Taip. Jūs profesionalus muzikantas esat? Kiek ten to profesionalumo čia abejotina. Bet aš su dūda groju. Gal jau nebeilgai grosiu. Bet tai dėl to, sakykim, pagal, sakykim, polinkį ar ne kažkokiai veiklai, sakykim, Šanta Maharadžas ir man tokią tarnystę davė, žinai, kaip muzikantas, tai sako, eik ir dainuok gatvės, eik, daryk harinamas, pasidaryk aparatūrą, ne iš karto aš tai padariau, bet paskui užėdė sąžinė, tikrai pasakysi, padarėm aparatūrą, pradėjom dainuoti ir nektaras. Ačiū jums labai. Ačiū. Hare Krishna.